Sveiki dar kartelį visi įsijungia Baltijos regbio top lygos transliaciją. Čia Vilniuje šeštadienį susitinka dvi viena ir kitos vertos ekipos. Vilniaus Geležinis Vilkas namuose priima ne ką kitą, o čempioną Šiaulių Vairaskalvis Jupoji ekipą. Daudai, sveikinu su pergalė, saldi turbūt labai pergalė, apskritai dar po tokio apmaudaus pralaimėjimo Šiauliuose prieš Šiaulių Eksto ekipą. Kaip jautiesi, kaip komanda, kokios nuotaikos? Tai kaip ir minėjau prieš varžybas, tikslas buvo tiesiog pradėti viską iš naujo, šviežiom galvom eiti į šitas varžybas ir mes dar vis pergalių konkrečiai neakcentuojam, kad norim pasiekti tiek ar būtent iš tų varžybų pasiimti tiek taškų. Mes šiandien norėjom sugrįžti į savo žaidimą. Taip, klaidų buvo, bet bent jau matėm savo tikresnį veidą ir ypač džiaugiuosi paskutiniam porai minučių. Laikas buvo gerokai baigęs, tas pranašumas įgytas, bet tiesiog vyrai toliau norėjo žaisti ir žaidėm. Tai taip, atsigavom po praeito savaitgalio tikrai prastų varžybų ir judam toliau. Kitas varžovas jūsų bus Baltreks ekipa, taip pat ne ką mažiau sudėtingas varžovas. 2 savaitės poilsio iki tų rungtynių, kaip ruošitės, ką darysit, ką akcentuosit? Tai vienareikšmiškai kitą savaitę, ko gero, darysim tik vieną treniruotę. Dabar maksimalus dėmesys bus žaidėjų atsistatymui, gal ne kiek fiziniam, bet psichologiniam. Nors ir tas sezonas neilgas, bet varžybos kiekvienos labai svarbios, tai tikrai reikia to poilsio. Tai kitą savaitę lengviau, o jau į varžybų savaitę vėl kibsim į darbus, 2 stiprias treniruotės norėsim turėti ir ruošimės varžybom. Ačiū labai ir sėkmės. Ačiū. Modestas Bekeris, Šiaulių Vairas. Modestai, labai apmaudus pralaimėjimas, kol kas šiame sezone dar nepatyrėt pergalės skonio. Ko trūksta šiai dienai ekipai, kad sugrįžtumėt pergalių kelią? Noro gal didesnio, tiesiog paprasčiausiai. Ir klaidų skaičių pasimažinti. Šiandien buvo labai daug klaidų, tokių ir apmaudžių klaidų, ir kvailų klaidų. Ar čia sutrukdė tiesiog galbūt koncentracijos stygius buvo kažkoks, galbūt atėjot lengvai, galvojot, pasimsite pergalę? Ne, gal taip lengvai ne, bet aš manau, tas atsipalaidavimas vis tiek kažkoks. Gal ir buvo išsiblaškymas toks, nežinau. Tikėjomės ne to, gavosi šitaip, nežinau. Darysim analizę, žiūrėsim. Kitos rungtynės jūs laukia prieš Livoniją, šiandien jie nugalėjo Šiaulių Eksto ekipą. Ką akcentuositės prieš pasiruošimą tom rungtynėm? Aš manau, kad konkrečiai kažko nesiakcentuosim, labiau žiūrėsim savo klaidas, kur darom didžiausias jas ir bandysim jas pataisyti. Ačiū labai ir sėkmės kitose varžybose. Ačiū.